Sausio 3 neprivalomas, bet labai trokštų minėti švenčiausią Jėzaus vardą. Gražiausią, švelniausią, galingiausią, nešanti mums kiekvieną malonę šitoje žemėje ir kai baigsime šią kelionę. Jėzaus vardas te bus pašlovintas kiekvieno iš mūsų gyvenime. Jėzaus vardas te bus mylimas mūsų gyvenime. Te būsime klusnus Jėzaus vardui. Mišių pradžioje atsiprašykime viešpaties už savo nuodėmes. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu matydamas ateinantį Jėzų Jonas prabilo. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau. Po manęs ateis vyras pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštiju vandeniu. Ir Jonas paliudijo. Aš mačiau dvasią lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus ir ji pasiliko virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasią, tas ir bus, kuris krikštis šventąja dvasia. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus. Tai viešpaties žodis. Gali pasirodyti keista, kad bažnyčia dar vėlyvaisiais viduramžiais į mišių liturgiją įtraukė žodžius štai Dievo avinėlis į mišias prieš pat priimant komuniją. Nes tiek avinėlis, tiek duona, tie abudu simboliai išreiškia ką? Tikrai trapumą. Ne vienas iš šitų ženklų, nei avinėlis, nei duona, kuri yra rodoma tuo metu, nėra kažkokios ypatingos jėgos ženklas, tačiau abudu suteikia jėgų, tiek avinėlis, tiek duona. Turbūt šiais laikais galime sakyti, kad yra galingesnių gyvūnų, kurie galėtų nešti pasaulio nuodėmę. Šiandiengi kalbama apie liūtą karalių, filmukai kuriami apie jaučius, apie dramblius, krokodilus, bet ne apie avinėlius, nieks filmų nekuria apie avinėlius. Avinėlis atrodo tinkamas suvalgyti per šventes. Toks kažkoks neblogas patiekalas, nekasdienis. Duona turbūt taip pat nėra tas produktas, kur šiandien pasigendam ant šventinio stalo. Kai atvykstam į svečius, nebūtinai kažkas klausia jau, ar turite duonas, nes nieks jau šiandien nebesuka labai galvos, yra šventinio tų patiekalų sąraše kitokių produktų, labiau populiarių, bet duona jinai yra, jinai buvo, jinai bus ir gali su ją padaryti, ką tik sumanysi, atsilaužti, numesti, išmesti. Taigi Dievas pasirenka avinėlį ir duoną, kad pasakytų kažką apie save, kas jis yra ir kaip jisai veikia. Jo Dievo visagalybė tai nėra raumenynas stiprus ir kažkoks būdas gąsdinti ir rodyti taip savo galią. Ką išreiškia duona ir avinėlis? Šį rytą, kai galvoju apie tai, tai į galvą ateina du dalykai. Tai yra nuolankumas ir klusnumas. Avinėlis ir duona tai lygu nuolankumas ir klusnumas. Nuolankumas, kaip jis pasireiškia Jėzaus gyvenime. Ne tai, kad buvo stumdomas visų, kad buvo spjaudoma jį visada ir visur. Kartais to neišvengsime mūsų gyvenime ir tada, kaip sako Jėzus,
blogį blogiu nenugalėsi. Reikia siekti būti geriems, nepaisant to, kad blogis siaučia aplinkui. Ką reiškia Jėzaus gyvenime būti nuolankiam? Man tai yra vaizdas, kai jisai atsitraukia į nuošalį, į negyvenamą vietą, kad klausytų, bendrautų, priimtų tėvo žodį. Jis ieškojo tėvo balso šitoje žemėje. Tai yra nuolankumas. Kai suprantu, kad ne vien savo žodžiu turiu vadovautis, bet man reikia tavo žodžio, tėve. Man reikia, Dieve, tavo žodžio. Ir galiausiai klusnumas, kai Jėzus apsisprendžia pagal iškirstą žodį gyventi. Man reikia būti savo tėvo reikaluose, kai jis išgirdo, kokius reikalus tėvas jam yra paruošęs, jis išsigandusiems Marijai ir Juozapai jo ieškantiems, sako, man reikia būti, man reikia daryti tai, ką tėvo žodis man yra liepęs ir pasakęs. Tad labai tai gražiai įsikomponuoja į šio mėnesio maldos prašymą popiežiaus Leoną. Jisai prašo, kad Dievo tauta melstųsi Dievo žodžiu. Toks yra popiežiaus maldos prašymas šiam mėnesiui. Kad Dievo žodis taptų mūsų gyvenimo maistu, vilties šaltiniu bendruomenėse. Kad padėtų kurti ir broliškesnę, ir labiau misijinę bažnyčią, kuri yra išeinanti, kuriai rūpi žmonės, kurių šiandien nėra bažnyčioje, kaip juos pasiekti. Tad prašykime šiandien šių klusnių ir nuolankių Jėzaus mokinių, tiek mergelės Marijos, tiek šventojo Juozapo, tiek Jono Krikštytojo, kad būtume nuolankus ir klusnus, kaip tas avinėlis ir ta duona. Esu ten, kur reikia, kad maitinčiau, stiprinčiau, suteikčiau jėgų, pasidalinčiau savimi, o tai atpažįstu visada, kai renkuosi būti su Dievo žodžiu ir vėliau leistis, kad tas Dievo žodis mane vestų įgyvendinti, tą žodį paversti kūno. Kai piktasis puola mus, tai dažniausiai nuo to ir prasideda. Atema iš mūsų Dievo žodį, atema iš mūsų pokalbį ir maldą, tada atema šventasias mišias ir galiausiai žmogus vadovaujasi tik tai savo žodžiu, tik tai savo išmonę. Tai yra lygų visiška puikybė. Taigi nesileiskime apgaunami, neleiskime, kad kažkas iš mūsų atimtų Dievo žodį. Mums jo reikia ir reikia būti nuolankiems, išeiti pas tą Dievo žodį ir klusniems tuo žodžiu gyventi.